plaukia, vasarėliai trūksta šaukia, vasarėlę išvažiuoti, rudenėlį kelią duoti, šypsenėlę nepatėti. Vidurinės mokyklos mokiniai sako, namai ištuštėj. Tikrai, nes vaikus pakviečia rugsėjis ir atveda juos į mokyklą. Į mokyklą, kur sėjama gerumo duona, auginami išminties ir grožio daigai, mokoma mylėti žmogų. Ir atrodo nesvarbu, kad šiandien į Lietuvos mokyklas sugužėjo 22 000 mokinių mažiau. Mūsų dar 705. Ir šiandien šis rugsėjis, jūsų mokiniai, rugsėjo 1 mokslo ir žinių šventę pradėsime. Prašome abiturientus įnešti mokyklos vėliavą. Gerbiama direktorė, labai mieli svečiai, ekscelencija ambasadoriau, Kauno merės, Seimo nary ir labai mieli mokiniai, nuo pačių mažiausių iki abiturientų. Kelis kartus kalbant nuskambėjo, kad prie jūsų mokyklos vardo pridėtas žodis katalikiška. Sveikindamas jūs ir linkėdamas labai sėkmingų mokslo metų, noriu kelis dalykus ypač palinkėti. Katalikai tai nėra žmonės, kurie tik meldžiasi ir žiūri į dangų. Katalikai yra labai gyvenimiški, aktyvūs, pilni džiaugsmo žmonės, pilni vilties. Tai labai linkiu ir pedagogų kolektyvų, ir mokiniams būkite pilni vilties ir optimizmo.
Šiandienė Lietuvoje yra per daug pesimizmo. Ir aš tikiu, kad šita gražėjanti mokykla tikrai verta jūsų, verta pirmokų, verta išeinančių ir baigsiančių studijas 12-okų. Ir aš tikiu, kad iš tikro šita mokykla bus tam tikras savotiškas Vilijampolės bendruomenės centras. Tai geriausios jums sėkmės ir aš taip pat norėčiau prisijungti prie arkivyskupo linkėjimo. Svarbiausia yra tikėti tuo, ką darai ir daryti tai, ko tiki. Nes net ir vakarykštė Lietuvos rinktinės pergalė parodė, jeigu tiki, laimėti gali. Nesvarbu, ar žaistų pasaulio čempionai, ar dar kokie grantai, bet svarbiausia tikėti. Ir pergalės tikrai yra pasiekiami. Knowledge is very important for any society, also for Denmark. Žinios labai svarbios kiekvienai visuomeniai, taip pat ir Danijai. And that's why I know that the new kids in school, they are the future of Lithuania. Aš žinau, kad vaikai atėję į mokyklą yra Lietuvos ateitis. I would like to give you a small present today. Norėčiau šiandien įteikti jums mažą dovanėlę. It's a bookmark. Tai skirtukas knygoms. You can use it in the school book to remember where you are. Galite naudoti jį vadovėliuose, kad prisimintumėte, kur baigėte skaityti. But it will also remind you, be careful in traffic. Bet jis taip pat jums primins, būkite atsargūs keliuose. So, a happy day to all the new kids, the future of Lithuania. Taigi, linkiu geros dienos visiems vaikams Lietuvos ateičiai. Ačiū. Nuoširdžiai sveikinu jūs visus su rugsėjo 1-ąją, mokslo ir žinių diena. Gerbiami mokiniai, tegul rugsėjo 1-oji atneša jums norą ieškoti ir atrasti. Tegu deda jūsų širdyse meilė, pareiga ir atsakomybė ne tik savo, bet ir savo tėvynei. Gerbiami mokytojai, veskite mokinius į tikėjimą, viltį ir pažinimą. Mokykite jaunąją kartą būti idealistais ir mylėti ne tik save, bet ir savo tėvynę.